pademonstruosim Samurai KS8 geležtės keitimo principus. Taip, pirmiausia, nusiemam spyruoklę, atleidžiam kontra varžtą, jį pilnai išsukam. Taip, nepametam šitos detalės, pasidedam į šoną. Toliau atsileidžiam reguliavimo varžtą ir atsisukam atraminę geležtę. Viskas. Šitą atraminę geležtę nukeliam, padedam į šoną, atsisukam pjaunamąją geležtę. Įsukta trumpu varžtuku. Taip. Imam remontinę KS8 TSB. Taip, dedam kerpamąją geležtę, galima ją prisisukti iš karto. Taip, varžtukas, atraminė geležtė. Kvadratas turi sutapti su varžtuko kvadratu. Pademonstruosim šitos pusės, kad geriau matytųsi. Taip. Tada užraktas. Taip, užsiveržiam reguliavimo varžtą. Ir tik taip kol kas paprastai pirštais, po to reguliuosim su raktu. Taip, ir prisukam rankeną. Taip, čia bus trumpasis. Yra du varžteliai liko, tai trumpasis. Priveržiam. Taip, toliau suvedimas. Sekatorius turi neturėti laisvumo, bet ir nestrikti kerpant. Žiūrim, vaikšto lengvai. Reiškia, reguliavimo varžtą taip ir paliekam. Tokioj padėty sukam kontra varžtą ir priveržiam. Pasitikrinam. Tarpas, laisvumo nėra, viskas puiku. Dar sykį patikrinam, ar gerai priveržti varžtai. Statom spyruoklę į savo vietą. Viskas, sekatorius paruoštas darbas. Po perrinkimo sekatorius dirba kaip naujas.